Sveiki, šiandieną turime šveicarų gamintojo Micronos išmanųjį laikrodį Z-Watch 3. Iš pavadinimo jau galite spręsti, kad tai yra trečiasis šio modelio leidimas. Laikrodis yra didelio OLED ekranu ir viena svarbiausių jo funkcijų yra ta, kad laikrodžiu galima atsiliepti į einančius skambučius ir tiesiog ranką pridėjus arčiau burnos kalbėtis, net neištraukus telefono iš kišenės. Tai ypatingai patogu žiemą, kada rankos šąla, jūs galite tiesiog su pirštinė pridėję ranką kalbėtis. Pasižiūrėkim, kaip laikrodukas atrodo iš arčiau. Turi silikoninę apyrankę. Minėjau didelį OLED ekraną, kuris yra jautrus lietimui. Ir dvi šoninius mygtukus, su kuriais valdysite visas laikrodžio funkcijas. Bet tos funkcijos, kad juo galima kalbėti, jeigu naudojatės Siri ar Google Now, taip pat komandas galite duoti per laikrodį, neištraukę telefono. Be šios funkcijos laikrodis, kaip ir dauguma išmaniųjų laikrodžių, atlieka aktyvumo sekimo funkcijas, tai seka jūsų nuveiktą atstumą, sudegintas kalorijas, įrašinėja į savo atmintį, gali įrašinėti iki 5 netgi parų į savo atmintį, būtent ne į telefono, ir tik po to suporuota su telefonu perkelti visus duomenis į išmaniąją programėlę. Išmanioji programėlė, kuri vadinasi lygiai taip pat Z-Watch, galite žiūrėti diagramas, kiek jūs nuėjote per mėnesį, per 2 mėnesius, matyti visus savo rezultatus, pasiekimus, ar įvykdėte užsibrėžtus tikslus, kuriuos galima nustatyti tiek mėnesiui, tiek vienai dienai. Taip pat šis laikrodis gali sekti jūsų miego kokybę, turi žadintuvo funkciją, turi priminimo funkciją, tad jeigu nustatysite kažkokius tai svarbius įvykius, jisai vibruodamas ir ekrane rodydamas žinutę primins jums, ką reikia dabar padaryti, ar kur nueiti, ar kam paskambinti. Mėgstantiems klausyti muziką, šis laikrodis suteiks galimybę klausyti muziką ne iš telefono, o tiesiai iš laikrodžio. Taip, kad eidami gatve galite pasileisti savo mėgiamą muziką ir puikiai girdėsite viską per laikrodį. Kas liečia laikrodžio bateriją, baterija laiko apie 3-4 dienas, įkraunama USB laidu. Iš tikrųjų, įkrovimas labai įdomus, štai apyrankės galas atsidaro, ten yra USB jungtis. Laidas tiesiog užsimauna ant šios jungties ir kitas galas kišasi į kompiuterio USB jungtį. Įsijungia, rodo, kad laikrodis kraunasi. Mažmeninė parduotuvėse šio laikrodžio kaina yra apie 80–100 eurų. Tad, sakykime, su tokiom funkcijom laikrodžiui, žvelgiant bendrai visų išmanių laikrodžių kontekste, tai yra pakankamai prieinama kaina. Mažmeninėse parduotuvėse beveik visose, kurios prekiauja elektroniką, rasite šios išmaniuosius laikrodžius, tad galite nukeliauti, pasižiūrėti natūroje, netgi pačiupinėti ir išbandyti. Taip kad keliaukit ir žiūrėkit. Iki.